Sveikinuosi su jumis naujame video. Visai nesenai galėjote matyti mano kanale, kaip mes darėme šitus nagučius, o šiandieną korekcija. Ir šiandien bus vienintelis darbas, vienintelės rankos ir paliksiu visus etapus nuo A iki Z, kad kažkas, kam gal įdomu pasižiūrėti ne tik atskirus tokius epizodus, bet matyti visą eigą manikiūro atlikimo, nagų tvarkymo. Tai kai kuriais momentais pakalbėsiu, pasakysiu pastabas kažkokias ar komentarus, o visą kitą laiką leisiu jums pasimėgauti vaizdu fone grojant muzikai. Tai pirmasis etapas, kurį atlieku, neskaitant to, kad klientui ateinant dezinfekuojam rankas, tai jau pačio darbo pirmasis etapas, tai yra buvusios dangos nuėmimas. Nuėminėju buvusią dangą, naudoju karbidinį frezos angaliuką. Turiu ir keramikinių, ir karbidinių. Jeigu mano nuomonės paklaustumėt, man labiau patinka tokie metaliniai frezų angaliukai, bet čia vėl mano asmeninė nuomonė, man jie labiau patinka, todėl kad su keramikiniais frezų angaliukais jie lyg ir greičiau susidėvi ir labiau kaista nagas. Tai mano tokia nuomonė, man labiau patinka dirbti su tokiais metaliniais karbidiniais angaliukais. Šita klientė neteina niekada po 3 ar 4 savaičių, visą laiką ateina į korekciją po 5, 6 ir daugiau. Tai nėra gerai, tai nėra pavyzdys kitiems taip daryti ir nešiotina, bet yra taip, kaip yra ir kaip ateina, tai tvarkome nagučius. Aišku, daugiau galbūt man darbo būna, negu kad jeigu lankytųsi dažniau nagučiai, kai kurie, ypač pirštai tie rodomieji, linkę augti į apačią, tai praktiškai kas antrą korekciją juos reikia pakelinėti į viršų. Aišku, tas pakėlinimas tai nėra dėl pernešiojimo, vien tik tai taip natūraliai auga nagai ir pas daugą yra nagučių augančių į apačią, nagų augančių į viršų, tai taip yra ir nieko nepadarysi. Bet dėl ko vis tik tai sakoma, kad rekomenduojama, kad korekcijos būtų atliekamos kas 3 ar 4 savaitės, tai vienas iš tų dalykų tai yra, kad medžiaga, kuri yra uždėta nago, jinai irgi turi galiojimo laiką, jinai praranda savo savybės. Kitas dalykas, kad mes irgi tvirtindami nagus kažkokią medžiagą, kaip pavyzdžiui gėlio, tai irgi formuojame architektūrą nagui, suteikime taisyklingą, dėl ko būtent jisai laikosi ir nelūžta. Tai kai auga natūralus nagas daugiau negu 3-4 savaitės, ten ar po pusę nago auga natūralus, tai automatiškai visa ta architektūra, visa medžiagos kiekis, kuris buvo taisyklingai išdėtas ant nago, jis nauga ant laisvojo krašto ir jau mūsų šonuose augimo taškai jau neturi tokio kiekio medžiagos, kuris juos saugotų nuo sulūžimo, ir visas ta medžiagos kiekis, kurį mes buvome uždėję, kuris augo ant laisvojo krašto, jisai sveria tą laisvąjį kraštą, automatiškai nuo svorio medžiaga nuo odelių pusės irgi gali pradėti atšokinėti. Tai yra keletas dalykų, dėl ko taip visi pabrėžia ir akcentuoja, kad į korekcijas geriau ateiti laiku, o ne auginti dangą po pusę nago. Vėlgi, kaip klientas, iš kliento pusės aš irgi suprantu, kai klientas gali sakyti, kad jeigu man po 3 ar 4 savaičių dar nėra labai nuaugęs nagas, jis nesimato tas nuaugimas ir mane tenkina tas ataugusio natūralaus nago vaizdas ir perėjimas nuo jo iki buvusios medžiagos. Nes visi aišku nori taupyti. Meistras šiek tiek žiūri savo pusės, jam yra patogiau dirbti ir mažiau laiko užima tvarkant mažiau ataugusius nagus, o klientas irgi gal nori pataupyti pinigus ir neiti taip dažnai į tas korekcijas ir patempia tą laiką, aišku, vien dėl to, jeigu ten viskas gerai laikosi. Bet
Iš kliento pusės aš suprantu, o iš žmogaus, kuris vis tik tai tvarko nagus, irgi galiu pasakyti, kad geriau ateiti laiku į korekcijas, todėl kad kiekvienas atšokimas medžiagos, jisai nėra taip, kad ta medžiaga paėmė ir kaip plėvelė atsiklijavo. Jeigu medžiaga atšoka, jinai atšoka nuo kažkokio poveikio. Ar tai būtų mechaninis poveikis, stuktelėjom kažkur tai, ar tai nuo per daug naugusios medžiagos ir sveriančios ant laisvojo krašto ir nuo odelių pusės atkeliančios. Tai bet koks poveikis tai yra atplėšimas, tai neatsiklijuoja, sakau, ne taip, kad gražiai kaip plėvelė nusilupo. Juk kaip vyksta sukibimas medžiagos su natūraliu nagu, tai aš nekalbėsiu tais moksliškais terminais, ten dorsaliniai sluoksniai ir visa kita. Nagas natūralus susidaro iš kelių sluoksnių. Yra viršutinis, tie labiausiai surakėję žvyneliai, toliau kiti, kurie dar tik tai besiruošiantys kietėti ir rakėti. Ir dar 2 sluoksniai apatiniai, kur tokia gyvas nago guolis. Žodžiu, tai mes viršutinį sluoksnį pašiaušdami, pirmiausiai prieš tepant, paruošinėjant nagą, prieš tepant bazę ar kažkuo kitu, mes pakeliame tuos žvynelius ir uždėdami bazę ant viršaus mes užpildome tarpus tarp tų atkeltų žvynelių vadinamų, ar ne, ir būtent dėl to yra sukibimas, kad jie susiklijuoja, sukimba su tais pakeltais žvyneliais ir ta medžiaga dėl to laikosi. Ir kai mes ją nuplėšiame, tai mes net klijuojam, mes paprasčiausiai nuplėšiam, atplėšiam nuo tų pakeltų žvynelių ir kartu juos irgi nuplėšiam. Ir apačioj lieka sluoksnis jau ne tokių tvirtų, ne tokių kietų, kieto nago paviršiaus, bet jis lieka minkštesnis. Ir kiekvieną kartą mes taip atplėšdami tą natūralų nagą vis ploninam, jį darom jo savybės vis blogesnės tolimesniam sukibimui. Tai, meistrai ne šiaip kartoja, kad reikalinga korekcija. Kartoja gal kartais ir siekdami savo naudos, bet ta teorija, kad reikia laiku nešioti ir stengtis, kad neatšoktų medžiaga, yra ta, kad kuo mažiau pažeisti natūralų nagą. Žodžiu, video pradžioje sakiau, kad pasakysiu tik kai kurias pastabas ir daugiau muzikos klausysitės, o dabar gavosi tokia teorijos pamoka. Tai gal jau pereikime labiau prie vaizdo, ką matome ekrane. Tai matėte, kaip nuėmiau buvusią dangą, atšokimų nebuvo labai daug, nors ir laikas tas buvo netrumpas nešiojimo. Rodomuosius pirštus pakėliau, dėjau poligelį, iš apačios išfrezavau natūralų nagą ir paruošiau nago plokštelę ataugusi natūralų nagą, pašiaušiau, o dabar nuvalau kutikulę, išvalau, pakeliu odeles. Ant nagų pabarščiau bambukinės pudros, tai darau beveik kiekvieną kartą ir dėl ko nagučius barstau tokia pudra ar bambukinė, ar gali būti paprasčiausia vaikiška ta pudrytė. Tai todėl, kad šiek tiek sugeria drėgmę, kuri yra ant nago plokštelės ir truputį lengviau irgi frezos antgaliukas slysta po odelėmis, ne taip stringa, lengviau dirbti, lengviau nuvalyti tas odeles.
Dešinėje odelių pusę valiau, kai freza įjungta į reversą, o kairėje pusę, kai freza įjungta į forwardą. Sukimosi greitis maždaug apie 17 000 apsisukimų ir pirmiausiai konvejerio metodu apdirbau visų nagučių dešinėje pusę, o paskui perjungus frezos sukimosi pusę apdirbau kairėje pusę. Ir atkėlusi su liepsnele odeles, dabar odeles nuvalau, naudoju tokį deimantinį antgaliuką rutuliuką. Frezos sukimosis yra forwardas, o greitis apie 8000 apsisukimų. Nuėmusi odeles, nuvaliusi, išvalau tarpus po odelėmis, kad ten neliktų nešvarumų ir dulkių ir kad man paskui neprikiptų bazė ar gelis prie ten esančių kažkokių nešvarumų ir netekėtų po odelėmis. Nuvalymui naudoju paprastą šlapią servetėlę, ją vynioju ant apelsinmedžio pagaliuko ir su ta drėgna servetėlė viską išvalau iš po odelių. Primerio paskutiniu metu nenaudoju arba naudoju tik tai retais atvejais. Nagučius visus padengiau baze, išdžiovinau ir dabar dengiu geliu. Dėdama gelį stengiuosi naudoti tą techniką bedildžiavimo. Pirmiausiai pertepu nago plokštelę plonu sluoksniu, padarau tokį slidų paviršių, tada prie odelių dedu didesnį gelio lašą ir jį paskirstau link laisvojo krašto, su plonu teptuku medžiagą palyginu, nagutį apverčiu, žiūrėdama iš apačios pastumdau lašą, žiūriu, kad apeksas gautųsi
reikiamoje vietoje, kad būtų taisyklinga architektūra ir taip dirbu po vieną pirštą. Mačiau, kad yra meistrių, kurios sugeba gėlį uždėti vienu metu ant 2, ant 3, net ir 4 nagų, tačiau aš tokią techniką dar nedirbu, nemoku, todėl dirbu po vieną nagutį, irgi konvejerio metodu vieną padengiu medžiagą, klientė neša džiovinti į lempą, tada imu kitos rankos, dengiu keliu kitos rankos nagą ir taip dirbu su visais nagučiais. Stengiuosi dirbti techniką be tilčiavimo, tačiau dažniausiai patildžiuoju, nes man atrodo, kad kažkur tai lyg ir per daug medžiagos, kažkur tai gal pabėga, dedant klientei į lempą, tačiau tam formos tikslumui aš mėgstu ir truputį nagus patildžiuoju. Nagus lakavau tokiu neoninė spalva, tai Barbie spalva panašiai. Dabar populiaru buvo tokia nauja mada užėjusi vienu momentu. Tai dengėme nagučius vienu sluoksniu, tas lakas turi tokią savybę, jisai gerai persidengia, todėl mums pavyko padengti vienu sluoksniu ir netgi kai dengiu 2 sluoksniais, tai pirmu sluoksniu padengusi privedu medžiagą prie odelių, visai tampo odelėmis, aš to lako nepakišu, stengiuosi kuo arčiau ir padedu sablonų teptuku ir šį kartą dar ant lako, ant lipnumo lako dėjome tokias dulkes, toks efektas. Dirbau po 2 nagučius tam, kad nespėtų atvėsti lakas ir liktų pakankamai to lipnumo. Kad po odelėmis neliktų tų smulkių dalelių, tai jas išvalau, naudoju pušerio tą kitą pusę, tą kirvuką vadinamą, ir dengiu topu. Tai yra vyro pusseserė ir jisai, kai pamatė jos rankas, o šiaip mergina yra tokia tamsi iš savęs rankos ir tamsios, plus dar mėgsta pasideginti, tai žodžiu, kai pamatė tas rankas, sako, siaubas, sako, kaip juodaodės rankos ir nagai, forma ir dar lakas ir tas efektas. Bet ką tie vyrai supranta. O mums su kliente tokie nagai visai patiko, buvo vasara, plus mergina jauna, ryškus manikiūras, o kodėlgi ne. Tai štai taip atrodo tos dalelės iš arčiau, o štai taip jinai pas mane su šiais nagais sugrįžo. Nagučių korekcija yra nufilmuota, taigi pamatysite kažkada tai
galbūt greitoje ateityje. O šį kartą jau baigiu. Sakau jums dėkui, kad žiūrėjote. Pasimatysime kitame video. Iki.